Kai buvau moksleivis, atsimenu, kokia gera būdavo mamos nuotaika, jei per tėvų susirinkimą mane pagirdavo, ar bent jau nesakydavo nieko blogo. Tėvų susirinkimai vyksta ir dabar, bet atsirado daugiau galimybių tėveliams įsitraukti į mokyklas, o kartu ir jų vaikų gyvenimą. Kokių? Apie tai kalbėsime šiame reportaže. Manau, iš dalies tėvais būti sunku, nes žiūrint, kokio amžiaus turi vaikus. Vieni labai didelius turi poreikius, kitų galbūt šiek tiek mažesni, ko užsigyčia tėvai, turi išpildyti. Kad tėvai įsitrauktų mokyklos savivaldą, manau, yra labai svarbu, nes tai tikrai mokiniams, to labiau mokytojams ir visai mokyklai netrukdo, tai tik padeda, nes bendradarbiavimas, darbas komandoje ir buvimas kartu, tai yra didelis siekis, bendri tikslai, uždaviniai ir jų pasiekimai yra labai gerai. Prieš tėvų susirinkimus nebijau, nes mokytojai visą laiką pasako, net jeigu ir ką nors blogo, tai neatsiliepia vaikui blogai ir tėvai stengiasi visą laiką padėti savo vaikui. Idėja gimė besidomint gyvenimu ir norint jį pagerinti. Yra toks liaudės posakis, kokios mintys, toks gyvenimas. Reiškia, kokią pasaulėžiūrą vaikas susiformuoja, dar būdamas mažas, taip jis paskiau nugyvena gyvenimą. Ir iš to supratau, kad geriausia pradėti pokyčius, pirmiausia, aišku, nuo savęs, o paskiau nuo švietimo sistemos. Projekto esmė, kad keistusi žmonių nuostatos, įsitikinimai į mokymą ir ugdymą vaiko, kadangi nuo to, kokio aplinkoje jisai užauga, labai priklauso toks, koks jis bus ir kaip jis elgsis. Projekte dalyvavau, kad geriau pažinčiau visą mokyklos bendruomenę, sužinočiau iš viso, kas vyksta mokykloje, galbūt detaliau, smulkiau, taip pat galbūt net geriau pažinčiau ir savo vaikus, dėl to, kad pamačiau juos kitoje aplinkoje, kur ir susirinkusi mokyklos bendruomenė. Naudinga tai, kad gavau psichologinių žinių, tam tikrų, kodėl vaikai vienaip ar kitaip elgiasi. Taip pat dar buvo naudinga, kad galėjau, sakykime, disk metodiką pritaikyti, jos visas žinias ir galbūt net ir įsivertinti savo poelgius, ar visada tinkamai elgiuosi su vaikais. Kiekvienas pasibuvimas su savo vaiku kitoje aplinkoje daug duoda, tikrai atsiranda tas bendravimas pilnavertis ir be abejo sužinai, kad esi tik tai žmogus, kuris nuolat tobulėja, nuolat mokaisi ir kad tas mokymasis kiekvienam mūsų yra tikrai svarbus. Mokyklos darbuotojai ir vadovybė iš tėvų dažniausiai tikisi supratimo, bendradarbiavimo siekiant mokinių pažangos, kad mokinių saugumo mokykloje, siekiant to, kad mokiniai norėtų ateiti į mokyklą. Didžiausios problemos atsiranda dėl nesusikalbėjimo tarp tėvų ir vaikų ir dažniausiai tarp tėvų ir mokytojų, kai tėvų poreikiai mokinių atžvilgių skiriasi nuo tų, kurias duoda mokykla. Tėvų įsitraukimas yra labai svarbus todėl, kad vaikai tiek didesni, tiek mažesni tada jaučiasi saugesni. Tada jie yra labiau motyvuoti, kai turi palaikymą. O kai palaikymas yra iš vienos pusės, jie gali manipuliuoti įvairiais dalykais ir, sakysim, su tėvais bendrauti vienaip, su mokytojais kitaip ir ieškoti tiesiog, savo patogių kažkokių tai variantų nesimokyti. Po tokių seminarų, kaip mes turėjome Darni šeima ir tvari mokyklos bendruomenė ateities Lietuva, iš tikrųjų tėvų įsitraukimas padidėja. Esminis dalykas, kad būtų įsitraukiama taip, kad vaikas jaustų rūpestį. Galbūt vienas formaliai gali kiekvieną dieną į mokyklą vaikščioti ir vaikui nuo to nei šalčiau, o kitam užtenka ten kartą į 3 mėnesius. Tai čia tokio kažkokio laimės recepto nėra. Svarbu, kad būtų nuoširdumas, o ne formalumas. Yra prioritetų klausimas. Kas yra svarbiau? Ar eilinis televizijos serialas, ar sporto varžybos, ar santykiai su vaiku? Jeigu prioritetas yra santykiai su vaiku, ir tai yra suprantama, tai investuojama, tai tada atkrenta daug dalykų, kurie mums dabar yra lygtai svarbus. Kai kurie žmonės sako, kad tėvystė pati sudėtingiausia profesija. Kaip ir bet kuri kita, ji reikalauja išmanimo ir atsidavimo. O gerų rezultatų pasiekti gali padėti štai tokios iniciatyvos, apie kurias šiandien ir pasakojame.